žiūrovai. Su jumis ir vėl dviračio šou. Šiandien, kaip žinote, grįžo mūsų čempionė Rūta Meilutytė. Ir mes ją trumpai pakalbinsime. Užuodžiame Meilutytės pergalės kvapą ir megalę čia surasime. Štai pasitikite, Rūta Meilutytė, nauja Lietuvos žvaigždė. Sveika, Rūtelė. Sveiki. Kaip, pergalės kvapas, ką užuodžiate? Na ką užuodžiu. O dabar sakyk, Rūta, kodėl tave paliko 2 metams mokykloje? Čiagi siaubingas. Tu mokykla, tiek sportą pasakiau. Taip, ir kurį dabar medalį parsivežėte? Parsivežiau šį aukso medalį 1 vietos. Taip, įkaskite jį prieš kameras, parodykite, kad jisai tikras. Tikras, kaip ir Taip. Ir galiausiai, Rūta, ką palinkėsite Lietuvos žmonėms kalėdų proga? Taigi linkiu jums sportuoti. Mokykla, bet sportuokit. Supratau, ačiū naujai Lietuvos žvaigždžiai, Rūtai Meilutytei. Tai kur buvai visus metus? Nežinau, mane buvo parovę atėjimai. Ir ką darė? Štai neatminti visą. Tai kas tu toks? Nežinau. Tai kur pats gyveni? Nežinau. Kas Lietuvos premjeras? Toliau laidoje Palmyros prognozės ateinančiams metams. Sveiki! Kaip jau tikriausiai visi žinote, esu astrologė Palmyra. Kadangi vakar buvo labai debesuota, o savo teleskopą kažkur nukišau, todėl prognozės ateinantiems arklio metams bus labai arkliškos. Tad pradėsiu nuo pačių mažiausių – 12. Drąsiai demonstruokite savo žinias, juk daugiau nei 100 jūs vis tiek nesurinksite. Ir būtinai išnaudokite visas galimybės nusirašyti. 11. Nesimokykite. Jūsų ateitis jau aiški. Ji nuspręsta jau jums, kai jūs dar buvote labai maži, dar 1 klasėje. Metas tolimoms kelionėms. Paprašykite savo auklėtojas, kad nusivežtų jūs į didelius miestus. Rokiškį, o gal Duokiškį? 10. Jūsų gyvenimas gali keistis. Galite sulaukti didelių ir įdomių pasiūlymų iš Kavališkio universiteto. 9. Nuobodžiauti tikrai nebus laiko. Jums teks graužti knygas. Tik nepamirškite tarp lapų įsidėti dešros. Skanaus. 8. Ateinantiems metams jums nusimato kruša gerų pažymių. Tik neperlinkit lazdos. Ir pabaigai 7. ir 6. Rameks, jūs dar maži, jums viskas dar prieš akis. Toliau programą tęsime po trumpos reklaminės pauzės. Artėja pavasaris, egzaminų metas, bet 12-okai nesiruošia egzaminams, jie geria Vytautą! Vytautas atgauk jėgas! Toliau kriminalai. Įvykdyta baisi vagystė Kamajų prekybos centre. Baisius nusikaltėlius tuos, kurie ką tik apsivogė. Įtempta akimirka, kas bus, kada mes jas pavysime. Laukiame, kas bus, štai jie priekyje mūsų. Vairuotojų, pakomentuokit. Nežinau, ar pagausim, jie labai važiuoja greitai. Mums bus blogai, kas bus? Nežinau. Žiūrėk, kaip ir stoja, gal pagausim? Stoja, gerai. Jie stoja!
Kas bus, jie stoja ir mes ką darom? Mes juos aplenkėm, užtveriam kelią ir jie lieka už mūsų. Gerai, gerai, varom! Konfiskavome iš šios būtybės bjaurios vaginės. Pone, kodėl vogėte? Viskas mano vaikam, neturiu valgyti. Ar tai pirmas kartas? Pirmas? Man atrodo, meluoja. Ši moteris meluoja. Dėl tokio vieno buteliuko. Va, kas jai dabar laukia? Kalėjimas, viskas. Dėl vaikų? Tai dėl vaikų? Karoči, ant gatvės man vieną tokį kartų uždavė klausimą. Sako, kaip atskirt Lavrinovičius? Nu tai aš ir sakau, nu taigi paprasta. Vienas Darišas, kitas Kšištofas. O durniai. Kamuojose sunkiai sužalotas žmogus. Taigi, štai tas vargšas žmogus. Pone, papasakokite, kaip viskas nutiko, kas jūs sumušė? Prieš porą kalendorinių dienelių ėjau biškiai kaušęs namo. Nu, taip ir atsitiko. Tai kas jūs sumušė? Ar jūs pats kažkaip užsigavote, ar kamuojose yra kažkokių žiaurių banditų, kurie jūs galbūt pagavo ten pliekė? Na, gali būti visokių atsiranda. Šiaip tai ėjau parduotuvę, pirkti čiupa-čiupsą. Nu, pasigavau į galvą, rankas suspardė, striukė sulaužė. Ai, biškiai galvą gavau. Nu, pasitaikau. Baisu, kas čia darosi. Jūs pasižiūrėkit, kiek tas žmogus rūkė per vieną dienelę. Per vieną dienelę. Nervai nebelaiko. Nebelaiko. Jūs susirgote galbūt depresiją? Gali būt viską. Taigi, pinigus aukokite numeriu 1393. Laukiame jūsų aukų su šiuo vargšu žmogumi. Mūsų prezidentė Dalia Grybauskaitė nori mus visus pasveikinti su artėjančiom šventėm. Labas vakaras, gerbiami Lietuvos piliečiai. Artėjant švenčių metui visus labai norėčiau pasveikinti su šventomis kalėdomis ir naujaisiais arklio metais. Tuo atveju, jeigu mane išrinksite kitais metais kaip Lietuvos Respublikos prezidentę, aš prižadu, kad Seimo visiems nariams padidinsiu atlyginimus, bet palaikydama balansą sumažinsiu jūsų. Jeigu išrinksite mane kaip Lietuvos Respublikos prezidentę, aš prižadu, kad krizė tęsis. Ačiū ir dar kartą norėčiau pasveikinti su šventomis kalėdomis ir naujaisiais metais. O dabar reklama. Mane apvogė. Kaip tai apvogė? Ką pavogė? Skalbenką, videką? Ne. Baisiau. Tai gal Surskienės barokinį žiedą? Sursi, ką tu supranti? Baisiau. Tai gamanį limonadą gal? Ne. Baisiau. Tai ką pavogė? Papanautus. Taip. Papanautus visas išvogė. Ir bumčkė, ir sandrį matrišą, visas išvogė. Vagiai! Papanautus? Taip! Tai sakyčiau, čia tragedija. Ar girdi tu kupilių? Kupilių, ar tu girdi? Kas ant Lietuvos dedas? Tai kad dabar ne Kubilius, ar Butkevičius? Nu ko skirtumas?
Pupanatas geri visas iššūkiai. O gal jas Rusy palikai? Einam paieškoti. Ar reiškia, tai atitinka konstitucija. Paprastai ir kada jie pateiks savo vertinimą, tada paprastai dėl savęs.